Donatas Montvydas, Katerina Voropai. O publika atsistoja pirmą kartą šį vakarą. Taip, buvo nuostabu. Kol komisija dabar plepės ir vienaip ar kitaip bandys įtikinti ar neįtikinti mūsų žiūrovus kitapus ekrano, Donatai, koks jūsų poros trumpasis telefono numeris? 1604. Štai taip, mėlieji, balsuokite, balsuokite ir dar kartą balsuokite, kadangi šį vakarą yra finalinis vakaras. Taip. Ir viską mes netrukus sužinosime. Viską lemėte jūs, mylėjai. Na ir aišku, jūsų šviesus protas. Mačiau Raimundo išraišką. Raimundai, galima nuo tavęs pradėti? Galima, aišku, pradėti nuo manęs. Bet ar reikia? Reikia, pradėkime nuo manęs šį kartą. Aš galvoju taip, kad vis dėlto Katerina, norėčiau ją pirmiausia pasveikinti, nors čia Donatas darė neįtikėtinus dalykus, kaip tikras bobišius, ten pradėjo kabinti, bet Katerina, vis dėlto, štai ką pasakysiu tau, tu esi šaunuolė. Kad kartais moteris ir ima tuo, kad neduoda. Tu šį kartą atsilaikė ir nedavė. Labai teisingai padarė. Bet jeigu dar vienas toks šokis, tai jūs abudu būsit visų žiūrovų. Pamatys. Ačiū, Raimundai. Edita. Šį vakarą iš tikrųjų truputėlį pasigėdau tokio energingo šokimo, energingesnio. Tai buvo pirmas pasirodymas, kuris iš tikrųjų davė energijos ir net nenuduso ant galo. Tai šaunuoliai tikrai fainai. Pagrinduose, pasakyčiau, Aistis pėdutės geriau tempė. Tai jeigu išeitum, sugalvotum, va, Donatai, Aistis pavyzdžiui... tempė pėdutės, o Donatas pėdas. Jeigu, Donatai, sugalvotum išeiti, va dabar, tu be abejo tai galėtum ir varžyti sportinėse varžybose iš tikrųjų, tai reikėtų pagalvoti apie šį aspektą ir galbūt, kad laisva ranka taip nekarotų prie šono ar kažkokius judesiukus darytų. Bet šiaip esi be galo talentingas ir aš manau, kad gali daryti ir sugebi viską. Donatai, mano palinkėjimas tau, netampyk tų pėdų, balso stygos svarbiau. Projektas baigsis, o dainuoti reikės visada. Ačiū, Editai. Pone Jūrate. Šiandieną šitą porą pademonstravo, ką reiškia šokėjo, ir nebūtinai šokėjo, bet kokioj sferoj atlikėjo ir dramos teatre atlikėjo energetika. Tai, ką jūs šiandieną, bet pirmas tik teisingai Edita pasigėdo energetiškai šokėjų indėlio, energetikos. Jie šiandieną parodė ir pakėlė ant kojų visą publiką. Galėjot ir prašiau sušokti, bet publika būtų atsikėlus vis tiek už tai, kad tai buvo labai įtikinama, labai energetiškai stipru. Ir tas labai svarbu visiems atlikėjams, vokalistam, dramos aktoriams ir šokėjams tuo labiau. Ir sveikinu, šiandieną netgi Katerina visą laiką truputį taip santūriau laikydavosi ir galvoju, Rusaitė, turi parodyti temperamentą kada nors. Šiandieną aš tikrai matau, kad jūs Rusaitė. Kad tikrai turit šitą rusišką temperamentą. Sveikinu. Ačiū, ponia Jūratė. Aš jeigu galima pacituosiu Marijoną Mikutavičių. Jisai per talentų ten atrodo šitą šau pasakė, tau reikėtų dirbti kapinėse. Prikeltum visus numirusius. Ponia Jūrijau. Žinot, šiuo šokiu aš kažkaip norėčiau kreiptis į Lietuvos moteris. Mielos moteris, štai jūs ir pamatėte, kad mes vyrai ant jūsų užsilipam, o kai jūs nusistekenate, mes jūs paliekame. Čia buvo padaryta Donato, nežinau, kas tą režisūrą sugalvojo, bet taip gavosi. Tai va, pasakysiu Donatai, aš taip pajutau dar kažką kitą, nežinau, visa komisija kažkaip nepastebėjo. Gal mano paranoja, jau man yra tai būdinga. Kažkur tai pajutau tavo veidė liūdėsi, vidinį kažkokį tai liūdėsi. Ir aš jaučiu, kad tu reaguoji į kažką tai. Aš noriu, nežinau, gal susigalvoju. Tiek aš susigalvoju, o kodėlgi ne, irgi galima susigalvoti. Susigalvoja? Taip. Kažkoks truputėlį energetinis net buvo liūdėsis. Donatai, aš galvoju, kad tai yra tau labai gera gyvenimo mokykla ir nežinia, kas laimės šias varžybas.
Bet tu turi žinoti, kad Donatas Montvydas yra vienintelis Lietuvoje ir nepakartojamas. Ir tie, kurie gal ir nebalsavo, gal neturėjo pinigų, jie visi žino, kad tu tikrai labai esi unikalus. А тебе, Катька, скажу. Мы, Russian, везем Литву, а да? Vytautai išversk. Sako, vežam Lietuvą, tik neaišku, kokią kryptim. Kągi, dėkojame nuostabiai porai, dėkojame komisijai, žiūrime šio šokio pakartojimą.